Kur mane vedat? Tai klaida. Man leido eiti namo. Nuo šiol tavo namai bus kalėjimas Ifo pilyje. Ne. Edmundas Dantė gimė kalėjimo kameroje. Tai jo šalis, jo valstybė. Už buvimą kalėjime jam reikia susimokėti. Kalėjimo mokesčiai yra vadinami mokesčiais. Edmundas Dantė neturi jokios įtakos tame, kur ir kada kalėjimo mokesčiai bus išleisti. Jis tik moka. Kad mokėtų mokesčius, Dantė turi dirbti. Kad jis geriau pasijustų, kalėjimas skatina įpirkti naujus blizgančius daiktus, kad ekonomika augtų, variklis judėtų ir kad jis nusijaustų toks nuskriaustas. Edmundui Dantei nėra leista išvykti iš kalėjimo, kad gyventų pats savo. Jis bus sumedžiotas ir jis bus priverstas sumokėti. Tik keli kaliniai, tokie kaip Dantė, nuėjo tiek toli, kad išvystų kalėjimo sienas. Kalėjimas turi savo kanalus, per kuriuos jam praneša, ką jam reikia žinoti, bei duoda duonos ir žaidimų tam, kad jis nesurastų kalėjimo sieną. Kalėjimas yra prieš bet kokį žmonių grupavimąsi, jei jie vienodai masto, nebent tai jų pačių brolijos ar partijos. Kalėjimas nori, kad Edmundas Dantė būtų silpnas, ligotas ir atskirtas, nes silpni kaliniai negali perlipti kalėjimo sieną. Kalėjimas yra prižiūrimas kitų kalinių ir jis negalėtų išsilaikyti, jeigu pakankamas kalinių kiekis pabustų. Sveikas atvykęs, pane Dantesai. Aš Armanas Dorlekas, Ifo pilies kalėjimo viršininkas. Mane tikriausiai nuolatai girdit, bet užtikrinu, aš nekaltas. Žinau, kad visi taip sako, bet aš tikrai nekaltas. Nekaltas, taip. Žinau. Tikrai žinau. Tyčiojatės iš manęs? Ne, mano brangus Dantesai. Puikiai žinau, kad tu nekaltas. Antraip čia nebūtų. Jei būtum tikrai kaltas, Prancūzijoje 100 kalėjimų, kur galima tave uždaryti. Į Ifą sodina tuos, kurių gėdijasi. Apžiūrėkim tavo kamerą, gerai? Grįžkit! Grįžkit! Palaukit, ko nusikaltau? Kuo mane kaltinat? Aš nekaltas.